Kel. Ir paleis. Seksy. Nors bendriau, kai sutiks paleis. Seksy. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Skambina Giedrius Stumbrys ir aš atlikinėjau tokią apklausą ir norėjau paklausti, ar turite 2 laisvas minutės. Čia bendrovė Baltic Plus. Aš labai greit, žinokit, ponė, čia ilgai neužtruks. Na, prašau. Gerai, tai pirmas klausimas būtų... Taip, jūs esate moteris, ne? Žymiu, kad moteris. Kuriai amžiaus grupiai priklausote? Nuo 15 iki 20, nuo 21 iki 30, nuo 31 iki 40, nuo 41 iki 50, nuo 51 iki 60, nuo 61 iki 70 ar virš 70? Iki 50. Gerai, jūs žymiai iki 50. Ar kad nors buvote... Gerai, kuris prekinis ženklas jūsų nuomonė yra pats atpažįstamiausias pasaulyje? Kuria venerinė liga sirgote dažniausiai? Nežinau, net negaliu pasakyti. Supratau, tai toksai kaip Coca-Cola, kaip Google, kaip, nežinau... Taip, panašiai, va, Coca-Cola ten, kas dar ten? Aš manau, kad gal Coca-Cola, žinokit, ir žymių, nes tai yra pakankamai žinoma ženklas. Taip. Gerai, Coca-Cola. Kitas klausimas, kuris prekinis ženklas jūsų nuomonė yra pats... Šitas buvo klausimas, atsiprašau čia. O dabar sakykite, ką dažniau renkatės, parduotuvę ar prekybos centrą? Taip, dėkoju jums. Labai, jeigu Kas pakeliu arčiau? Kas pakeliu arčiau, nesvarbu tiesiog, ne? Nu, faktiškai gal dar prekybos centras geriau. Nu jo, ten platesnis asortimentas, ne, galite ir kokie kaiminkas sutikti ar panašiai. Ok, žymiu prekybos centrą. Daugiausiai pinigų išleidžiate kam? Drabužiams, maistui, prabangos prekiams, buitiniai technikai. Kokia poza yra dažniausiai... Ką aš žinau? Grybauskaitė. Turbūt tolygiai. Tolygiai, tai... Pagal poreikius. Pagal poreikius. Tai žymiu, kad tolygiai. Taip, jūs žiūrite nekropiliją. Ok, toliau. Kiek kartų per savaitę einate apsipirkti? Jeigu galėtų. Porą kartų. Pasiūlyti porą kartų per savaitę. Gerai. Ar jūs gyvenate mieste ar miesto rajone? Mieste, taip? Kokiame mieste gyvenate? Didmiestį, Kaune. Kokį didžiausią daiktą esate patalpinę į savo kūną? Ar gyventumėte kaime, jei galėtumėt? Kiek kartų? Nu, žiūrint kokiam. Supratau, bet kuriuo atveju būtų toks kaimas, kuriame galėtumėt gyventi, taip? Nu taip, galima būtų gumą naudoti kaip... Ar vairuojate automobilį? Kontracepcijos priemonę. Gerai. Kaip manote? Kokios markės automobilį vairuojate? Volkswageną. Ar žuvys? Volkswagen. Gerai, kaip vertinate degalų kainų kilimą Lietuvoje? Teigiamai, neigiamai? Kaip, aišku, neigiamai, bet nieko nepakeisi. Supratau, tai neigiamai vertinate. Ar manote, kad degalų kainos yra mažos, vidutinės ar aukštos? Jeigu vyno butelis jums tilptų... Nu, pakankamai kurią nors angą, kuri angą tai būtų... Ar manote, kad maisto produktų kainos Lietuvoje yra mažos, vidutinės ar aukštos? Vibratorius dažniausiai naudojate. Gerai. Kokią kasdienio vartojimo prekę dažniausiai perkate? Kasdienio vartojimo, tai maistą? Taip, maistas, tualetinis popierius, nu, tokios prekės, Maistas. Maistą, ne? Jeigu mes pavogtume jūsų... Minutėlę palaukit. Galėjau rasti trumpesnį džinglą, fuck.